Mintis kaip knygos. Patogiai įsitaisyk. Gali atsisėsti arba atsigulti. Leis kūnui pamažu atsipalaiduoti. Nereikia nieko daryti, nereikia nieko keisti. Šis laikas skirtas tik tau. Lėtai įkvėpk ir ramiai iškvėpk. Dar kartą. Įkvėpk ir iškvėpk. Leisk pečiams nusileisti. Leisk atsipalaiduoti veidui. Leisk kūnui tapti sunkesniam. Su kiekvienu iškvėpimu pajusk vis daugiau ramybės. Dabar savo vaizduotėje įsivaizduok seną jaukų knygyną. Jis tylus, šiltas, jame gera būti. Pro didelius langus krinta švelni šviesa. Aplink tave aukštos medinės lentynos. Jos pilnos įvairiausių knygų. Vienos naujos, kitos senos, kai kurios ryškiamis spalvomis, kitos visai paprastos. Ore juntamas knygų kvapas. Aplink tylu. Tik kartais išgirsti, kaip tyliai verčiamas puslapis. Šis knygynas yra tavo minčių vieta. Kiekviena knyga čia yra viena mintis, vienas prisiminimas, vienas rūpestis, vienas planas, vienas jausmas. Kol kas tau nereikia paimti nė vienos knygos, tik dairykis, stebėk. Pastebėk, kiek jų daug. Gal viena knyga patraukia tavo dėmesį? Ant jos parašyta mintis apie šiandieną. Tu jos netidarai, tik pamatai. Lengvai paimi ir ramiai padedi į lentyną. Ji gali ten pabūti. Tau nereikia jos skaityti dabar. Toliau pasirodo kita knyga. Gal joje slypi prisiminimas, gal kažkas, kas nutiko vakar. Tu ir jos neatverti, tik pastebi ir padedi į lentyną. Ji lieka savo vietoje. Po akimirkos atsiranda dar viena knyga. Gal joje surašyti rūpesčiai, gal klausimai, gal abejonės. Tu nesiimi jų spręsti, tik švelniai padedi knygą į lentyną. Leisk jai ten pabūti. Knygos niekur nedings, jos gali palaukti. Tu neturi jų skaityti dabar. Gal pasirodo knyga apie rytojų, apie darbus, apie planus, apie tai, ką reikės padaryti. Nusišypsok tai minčiai. Paimk knygą, padėk ją į lentyną. Ji saugi, ji tavęs palauks. Gal ateina knyga apie praeitį, gal apie pokalbį, gal apie klaidą, gal apie žmogų. Ir ši knyga gali ramiai atsidurti lentynoje. Tau nereikia jos atsiversti. Kiekvieną kartą, kai ateina nauja mintis, įsivaizduok, kad rankose laikai dar vieną knygą. Tu jos neatmeti. Su jie nekovoji, nebėgi nuo jos. Tik padedi į lentyną, ramybėje, be skubėjimo. Po truputį pastebi, kad lentynos prisipildo, o tavo rankos lieka tuščios. Tau nebereikia nieko laikyti. Mintys gali būti šalia, bet jos nebėra tavo rankose. Jos tiesiog stovi lentynose, lyg knygos bibliotekoje. Tu gali jas pažvelgti, bet neprivalai jų skaityti. Dabar pažvelk aplink. Knygynas ramus, tvarkingas, jaukus. Visos mintys rado savo vietą. Nė viena nedingo, bet nė viena nereikalauja tavo dėmesio. Tu gali tiesiog sėdėti šiame knygyne, kvėpuoti, ilsėtis, stebėti tylą. Pajus, kaip tarp lentynų daug erdvės. Tos pačios erdvės atsiranda ir tavo viduje. Kuo daugiau erdvės, tuo daugiau ramybės. Dar kartą lėtai įkvėpk ir ramiai iškvėpk. Žinok, kad kiekvieną kartą, kai mintys taps garsios, galėsi sugrįžti į šį knygyną. Galėsi paimti kiekvieną mintį ir ramiai padėti ją į lentyną. Be kovos, be skubėjimo, be vertinimo. Tiesiog pastebėti ir paleisti. Dar kartą giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Kai būsi pasiruošusi ar pasiruošęs, pamažu sugrįžk į šią akimirką. Išsinešk su savimi šio knygyno ramybę ir prisimink, ne kiekvieną knygą reikia atversti. Kartais užtenka žinoti, kad jie turi savo vietą.